Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Radio stotį Geras FM. Ale, tu žinai, nėrkau, tai va dabar ką tik atsiskambino mano vienas draugas, supranti, va. Ir ką? Sako, Gytautai, sako, Jėzau, Marytė, man labai nesiseka, sakau, malonu girdėt, sakau, iškart džiaugiuosi labai, nuostabu, nes kas gali būti geresnio, žinai, kai kitiem nesiseka. Ja. Sakau, tai, nu gerai, sakau, čia pradžiuginai, kad tau nesiseka, o sakau, kame tau labiausia nesiseka? Sako, nesusirandu savo gyvenimo draugės, bet žmogus... Va, aš ir norėjau pasiūlyti, mums reikia panų. Ne, tai aš žinai, kaip to pasakyti, man anksčiau namo mergų parsivest mama neleisdavo, dabar žmona draudžia. Tai, nu, supranti. Bet tu klausyk dabar, ką aš kalbėjau, bet tu įsivaizduok, bet aš, žinai, kalbu su juo, sakau, tai kas yra, kame tau nesiseka, žinai. Sako, bet aš noriu apsiženyti, jis ten žmogus ten gavo kažkaip ten iš senelių žemės, pardavė daug, žodžiu, turi pinigų, bet yra, nu, toks nelabai gal išvaizdus, bet toks, žinai, toks žmogus nuo žemės, nuo arklo, nu, tas toks toks doru veidu ir apvalainu kūnu. Nu, toks toks pončikas. Pončikas, supranti, viską. Žmogus pončikas. Jo, aš supranti, jis mokykloje, žinai, nelabai taip jau ten, supranti, eidavo į šokius, nes, nu, žinai, žmogus kompleksuodavo. O dabar, žinai, dziudo šmaukšto, atgavo pinigų, žinai. Ir sako, Gytau, tai aš bandau susipažinti su mergina, kokia nors, nu, pavyzdžiui, aišku, gatvėje, sako, aš prieiti negaliu. Nu, man sako, bijau peržengti barjerą, supranti. Aš žinau, kur labai lengva susirasti gerą bobą. Nu, tai kur? Bažnyčioj. Aš žinau, kur labai lengva susirasti gerą bobą. Nu, tai kur? Bažnyčioj. Geras. Pamaldose. O kaip? Nu, molčia. Ai, ta prasme, jeigu matai, kad mergina nerūko bažnyčioje, jeigu bažnyčioje negerai ir turi pasakoja, tai jau potenciali nuotaka gali būti, ne? Reikia vaikščiot į vieną ir tą pačią Vilniaus bažnytėlę kiekvieną sekmadienį in pamaldas. Tai kiek metų vaikščiot? 20-30 metų kiek? Ne, mėnesį 2, 3, 4. Aha, ir... Vis dėlto bobos ieškojimas, tai žinai, atsakingas reikalas. Čiagi visam gyvenimui. Jo. Arba vienam kartui, ta prasme. Nes jeigu girtas bobą susirasi, oi, brolau, tada žinai, kaip bus. Žinau, kaip kitam mano draugui. Atsibunda jis naktį ryte, sako, atsibundu ryte, 6 metai kaip vedęs, viskas, sako, kaltas tepalas, viskuom kalta ta degtinė prakeikta. Šaliagi guli tokia bobla, užvertusi šnobelį į lubas ir išsižiojus ir... Knarkia kaip koks teroristas Achmedas. Kaip dramblys su banginio veidu, ne? Tai va. Kokie dar variantai, kaip susirasti gerą žmoną? Pavyzdžiui, galima sukurti ansamblį, kuris dainuotų religinio turinio dainas. Ir tokio ansamblio koncertuose lankytųsi tik doros merginos, kurias po koncerto būtų galima imti į žmonas. Kolega Gytautai, sakysite, tokių vokalinių instrumentinių ansamblių nebūna. Būna. Kaip įrodymas, Auksaburnių šou programoje niekur nematyta, niekur neregėta naujiena. Ansamblis stipriai kitaip muzikinėme kino filme O Kristau, Kristau. Kristau, aš šiąnakt tada matau. O Kristau, pagalbos tavęs prašau. Tai taškos! Išdūmų tupi, raudonos akis, tartum diodai. Aš juos išsukti, kas naktį vis pamantau. Tavo malda ateis. O
Kristau, Kristau, aš šiąnakt tave matau. Tave matau. O Kristau, Kristau, pagalbos tavęs prašau. Močiutės kambarį, ant sienos tave matau. Erškėčių žiedas, tau spaudžia galvą, aš supratau. Piktas želonas, iškumus stovi, jo nagai, tartum tvirtovės. O Kristau, Kristau, aš šiąnakt tave matau. Tave matau. O Kristau, Kristau, aš šiąnakt tave matau. Tave matau. O Kristau, Kristau, aš šiąnakt tave matau. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kodėl tave aš myliu. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kodėl šią naktį aš tyliu. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kodėl mano dušelė ištilius. Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, mūsų premjeras Kubilius. Tai buvo grupės Stipriai kitaip, muzikinis kinofilmas O Kristau, Kristau. O mes tęsėme diskusiją, kaip susirasti dorą ir darbščią žmoną. Tai kaip, sakyk kaip, nes jau man jau labai norisi žinot. Gerą bobą reikia Taip. arba iš mokyklos laikų ženytis klasiokę, arba jaunesnės geriau aišku klasės. Taip, žinai. Supranti, mokytojas tie, kas veda, irgi nesiseka. Nesiseka, nes Ne. labai mokina, matai, mokytojas pačios nemėgsta mokytis. Kits variants aukštojoj mokykloje gerą studentę. Kaip, bet tą supranti, matai, aš irgi siūliau bičiuliui, sakau, nueik, sakau, į aukštąją mokyklą, viską, sako, nuėjau, radau tokią, sako, pamaldžiai, katalikišką mergaitę, sako, viską, jau, sako, pradėjom bendrauti, pasirodo, dirba striptizo klube, Naktimis! mechanikų dirba, striptizo. Mechanikų! Jo, sako, užėjau net į čia, aš, sako, tą striptizo klubą, draugai, sako, nusitempė, žiūriu, sako, maniškė ten, tik, ant stulpą, sako, ką čia darai, sako, stulpą remontuoju. Aš, sako, čia mechanikų dirbu. Tai įsivaizduok, Ji buvo kiečiausia vakarėlių šokėja, tau ir man kaip geroji fėja. Fantastiškai šoku kaip juodoji bandera ir kvapą gniaužė ją pažiūrėjus. Juoda bandera, juoda bandera, juoda bandera. 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 Vienintelis šiais beprotiškais laikais galim susirasti normalią bobą, kuri negulės aukštielninką kaip bobla ir neknarks kiekvieną naktį. Tai kaip, sakyk kaip, nes jau man jau labai norisi žinot. Tai labai paprasta. 4 mėnesius, 5 pavaikščiojus į tas pačias pamaldas tuo pačiu laiku, pradėsi pažinti parapijonis. O ten Ir žiūrėk. parapijiškės bobikės jaunas mergiškas. Ir? Ne, tai ir iš veido matysis, kad iš tikrųjų irgi atėjo vyro ieškotis. O kaip tai ir matosi? einant viskas, baigėsi pamaldos, visi su palengvėjimu atsidūsta, nes žinai, užknisa tos kunigų paistalai ten tos nesąmonės visos. Ir viskas išeinant iš bažnyčios, sakai, laba diena, mano vardas Džonas, o jūsų užeisim gal, kavos ir viskas. Rimtai, taip ne viena dora gera pora susipažino. Ne, pabaiga turėjo būti kitokia. Taip ne viena dora mergaitė prarado savo gerą ir dorą vardą. Taip, su tavimi, ne?